Na ką, dar vienas dipas, pasakykit savo nuomonę, ką jūs manot, kodėl įvyko. Matėm per valandą 117 milijonų longų likviduota, smart money 86,2 milijono, tai čia yra 67 kartus daugiau negu vidutiniškai biržų įplaukos 508 milijonai, reiškia kripto lekia į biržas vėl, masinis sell-offas, žodžiu trumpai, leverage flush, kas įtakojo šitą. Geros naujienos yra, kad Abrahas Capital už 7,5 milijono Ethereum nupirko dipą, top 100 traderių irgi supirkinėja labai stipriai dabar Ethereum spote, tai kas čia bus dabar, kas čia bus, grinai flashas, nuflashino vėl dėl aukštų leverage, nedėkit tokių didelių leverage.